Rugsėjo 26 dieną vyks PwC Lietuva metinė konferencija Vilniuje. Ir tikrai jos metu pabandysim aptarti naujausią mokestinių ginčų praktiką, apžvelgiant kai kurias aktualias verslui bylas. Diskusijose dalyvaus Martynas Endrijaitis, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotojas, bei Jurgita Narkevičiūtė, mokestinių ginčų komisijos narė. Labai laukiu šitos diskusijos. Abu dalyviai yra savo srities profesionalai, sukaupę didžiulę patirtį, spręsdami sunkiausius mokestinius ginčus, prisidėdami prie formuojamos mokestinių ginčų praktikos. Tikrai šita diskusija, manau, suteiks verslui žinių, įžvalgų, kaip į tam tikras problemas žvelgia mokestinių ginčų komisija ar Valstybinė mokesčių inspekcija. Verslas susipažinęs su mokestinių ginčų praktika, jisai turi galimybę ginti savo interesus. Ir tuo pačiu jis turi galimybę siekti, kad būtų pakeistas tiek netinkamas, neteisingas mokesčių administratoriaus išaiškinimas, komentaras ar netgi teisės aktas. Konferencijos metu pabandysim apžvelgti keletą aktualiausių verslui bylų ir diskutuosime, kodėl teismas priėmė vienokį ar kitokį sprendimą, kokius argumentus teikia verslas, kokius argumentus teikia mokesčių administratorius ir kaip juos traktavo tiek mokestinių ginčų komisija, tiek ir Lietuvos vyriausias administracinis teismas.